Tai šiandien Smilgiuose yra iš tiesų džiugi šventė. Mes turime renginį skirtą baroko pačiam stiliui. Baroko tėvynė Italija, jis ten užgimė ir formavosi 16 amžiaus pabaigoje, 18 amžiuje, vėliau persiformavo truputėlį į rokoko stilių. Na ir Lietuvoje tai praktiškai atėjo čia nevėlavęs. 17 amžiaus pradžioje Vilniuje jau turime barokinę Švento Kazimiero bažnyčią. Ir šį renginį vainikavo barokinio altoriaus pristatymas, kuris buvo pastatytas 18 amžiaus antroje pusėje ir mes jau turime vėliau 19 amžiaus viduryje perstatytas ir mes ką turime dabar tai jau sujungta iš vientisą altorių iš 3 dalių. Adagiati Popea, o quietati anima mia,